Labas rytas visiems. Aš esu Mindaugas ir šiandien pažiūrėsime teisėjų dieną teisėjų stovykloje Beleko kronikos. Dabar kiek turime 8:25, dar pusę valandos iki teorijos paskaitų ir einame pusryčius. Viskai iš eilės. Kur tu dingęs buvai kambarukė? Toks surprizinis pas tai. Tuoj iščiuks pradės lysti. Nu ką, dar turim 5 minutės, pasistiprinom po pusryčių ir keliaujame į paskaitą. Laukia teorija, pažiūrėsim, ką parašė mūsų lektorius Nerijus. Pinių prie baudos aikštelį, kada eina skersas ar dar kažkas pilna. Su to presingu polyje, kai skaičiuojame metų presinguoj, jums kaip rekomendavo ne kad laisvą statyti iš karto. Nu, kad nereikėtų ten tipo sustoti ir... Patrumpai mažai sver. Taip, čia jo. Ką dabar 10:30 baigėsi paskaita ir ruošimės į treniruotę. Prieš varžybas dar pajudėsim, nes laiko nėra tinginiauti. Reikia ruošti sezonui. Ką skubam, lėkiam 10 minučių iki treniruotės. Oras geras, tai manau bus visai gera diena. Šiandien rungtynės, tai, sakant, nusiteikę pozityviai. Dabar be 10:11. 11 pradėsim treniruotę. Manau, pajudėsim gerą valandą. Bus labai gerai. Dabar kas teisėjauja šiandien, tai pasidarysim visi bendrai kartu su visais kolegom mankštą. Paskui kas teisėjauja, eisim į salę atskirai pasidaryti aktyvaciją. O kiti, kas turėjo vakar rungtynes ar neteisėjaus, tai toliau tęs treniruotę lauke. Tokia palieta, tai su 6 reikėjo. Labai gerai. Teisėjavom, tai Eriksoną Natelsi esam sutikę. Esu. Labą dieną, senai. Žinai? Legenda, ten angalais gal buvo, aišku, buvo amžiai, bet netreniravo, kinų kažkokia komanda. Lyrits! Davai, liukai. Tai kaip mes darom, kaip darysim? Pietus eisit jūs? Norėsit kažką pavalgyti? Nebent kažkas ir bus, aš galvoju, tas lengva, nes taip kažkaip daug neprisivalgyti. Nu ką, treniruotė baigta, mankšta, kadangi džimą salę nepavyko nueiti, kadangi buvo užimta, turime čia ir komandų, kurios ruošiasi sezonam. Tai turime atletinio rengimo trenerį, kuris greitai sugalvoja kitų pratimų, tai pasidarėm, prasimankštinom. Dabar šiek tiek poilsio nedaug ir eisim pietauti. Šiek tiek pasistiprinsim ir toliau ruošimės rungtynėm. Tokia mūsų turbūt rutina, kaip ir visų sportininkų. Ką pietum, tai turbūt tradiciškai makaronai, šiek tiek energijos. Iš tikrųjų nedaug to laiko ir liko prieš rungtynės, tai kažką taip šiek tiek. Ne per daug. Papietausim ir eisim ilsėtis. Iki išvykimo rungtynės turim apie geras 2 valandas. Nu ką, ruošimės rungtynę šitą naktį. Avalynę būtinai pasiemam. Nevalynė iš aprangas. Pusį jau apsirengę esam, nes tiek čia viskas paprasčiau. Vandens įsidėkim. Kaip manai, Egidijau? Be kortelių gal šiandien? Teks vis tiek. Bet reikės pasimti. Kaip bebūtų, nežinom, kaip viskas klostysis. Komunikacijos sistema. Egidijau, aš tau paimsiu šiandieną su mygtuku, gerai? Super. Čia kolegom. 1, 2, 3, 4. Gerai. Viskas yra. Asistentai paims vėliavėlės, ane? Tu viską turi. Ir viską pasiėm. Svarbiausia, teisingai. Svarbiausia yra nepamiršti rezervinio teisėjo. Aš būsiu. Atėjom. Dabar einam, turim 20 minučių iki išvykimo į stadioną, tai einame su komanda šiek tiek gal kavos išgerti ir apsitarti prieš rungtyninį aptarimą. Mes, ką, atvyksim, versim, rengiam, einam apšilimą, o jeigu tu sužinok aprangas, ten plius minus, gal mes eidami dar kažką paklausim, bet jau būk paruošęs informaciją, gerai? Ir Pabandyk sujungti. pašnekėk, pats pasiruošk iš karto.
mes jau paskui ten greitai susiruošim. Ir iškart informuotis į trenerius dėl tų raudonų apsitarkit, ten dėl rungtynių kelinių, kaip jie ten gal nusprendė, bus kitaip kažkaip. Nu, kažkokią informaciją bendrą surinkti ir paskui mums pasakysi, gerai, kad mes žinotume iš anksto. Kas šiandien, kai sako, Turkijos svarbiausia kontrolė, pabandyti, ne, jeigu manoma, pajausti, kom ten komandas kvėpuoja, kaip jie nori žaisti, bet viens kitam padedam, bet tiek metų jau žinom tų dalykų, kur gali atsitikti visokių, ne, dėl grubaus žaidimo. Tai ypatingai pasitenkim paliktą žvilgsnį, ne, jeigu ypač tu gal būsi laisvesnis kažkiek tai padėk mums gerai su tais dalykais, kažkur, kur nematysim, tą zoną savo persidengiam ir daugiau pasišnekėsim lengvai. Ir pasimėgujam, nes, Taip. žinoma, vis tiek, kad ir savim tai sienam, bet vis tiek, kitoje aplinkoje viskas, žinai, kitaip bus. Tai čia. Aš taip pagandinau. Einam dabar apšilsim, turbūt kokį 15 minučių plus minus ir grįšim, ruošimės jau pagrindiniam darbui. Eina. Davai, hop. Vienas. Du. Gerai, palauk. Давай. Ну. Давай. Jo, po rungtynių turėjom gan 40 minučių važiavom, tai su inspektoriu pašnekėjom apie rungtynes, aptarėm gerų dalykų, taisytinų dalykų. Taip ir leidžiam laiką. Nu ką, grįžom po rungtynių. Pusė 7 jau. Ką apie rungtynes, tai nežinau, turbūt kaip ir toks pirmas blynas gal neprisvilo, aišku, visada yra ką pasimokyt, ką padirbti, komandą aptarti, detalės, bet tam ir yra stovykla. Tai manau, antros varžybos tikrai bus geriau. Dabar ką, šiek tiek apsimėtom, reikia nusipraust, pasiruošti, vakarienę suspėti ir dar laukia teorija, kaip bebūtų. Dar diena nebaigta. Nu ką, šią dieną, kaip ir rodo laikrodis, nubėgom apie netoli 8 km. Šiaip dažniausiai būna kartais ir daugiau. 8,5, 9, bet šiandieną gan taip aikštė buvo tokia nedidelė, komanda žaidė už tai pakankamai ir nebuvo kur labai lakstyti, tai taip ir susirinko. Bet plus minus 8, tas toksai vidurkis, nuo 8 iki 10 čia jau skaitau labai yra į aukštesnę pusę, bet manau neblogai. Pasilakstam šiaip visai geras tempas buvo, korektiškas gan rungtynės, tai labai gerai. Einam, mane diena į pabaigą. Einam vakarienę. Pasistiprinom dar prieš dar vieną teorijos dalį ir nuo pusė 9 iki 10 dar padirbėsim. Šiaip čia labai daug pagundų, bet kas blogiausia, tai kai atvykstam stovyklos pradžioje mumis pasveria ir stovyklos pabaigoje vėl pasveria, tai labai negalim čia pramogauti. Galbūt kažkam atrodo, kad viešbutis visko daug gali mėgautis, bet dėja taip nėra. Nu, kažkokį bandžiau miksą surinkti. Salotų įdomesnių, vištienos, šiek tiek mėsos, atgauti jėgas ir jeigu dar tilps, pabandysim įveikti desertą. Trumpai. Tai pas mums gal čia tiek tas positioning, kaip sakant, buvo. Buvo tokių momentų, kur off the ball nemažai, tai peršau gal 3 momentų. Nu ką dabar, beveik 10 val. Vakaro. Baigėme teorinę paskaitą, kuri buvo apie baudos aikštelės incidentus. Ir kaip ir diena baigta. Gero visiems vakaro. Ačiū, kad stebėjot. Nors, aišku, mums dar
Dar reikia vienas darbas liko. Reikia susiekti su šeimomis. Iki.